Sveiki gyvi, tai visus sveikinu su pagaliau atėjusiu pavasariu, o dabar atvykome prie Vilsos upelio kriokliukų. Link Vilsos kriokliukų toliau prašome keliauti tik pėsčiomis. Tai nepilną kilometrą dabar teks paėjėti ir pamatysim kažkokį nuostabų kriokliukų vaizdą. Turiu maršrutę susidėliojęs keletą lankytinų vietų, tai čia yra pirmas sustojimas. Eime pasižiūrėsime Vilsos upelio kriokliukus. Blemba, kokie slidūs šitie batai. Neįmanoma paeit normaliai. Kaip karvė ant ledo. Labai gražus miškas. Čia draustinis berods. Sekmadienio pasivaikščiojimai. Baisiai slidūs šitie batai, bet jie geri tuo, kad nepraleidžia vandens. Tai bent jau kojos sausos. Bet vaikščioti su jais tai pavojinga. Pušų žievės, va taip va, išskaptuotos ir čia labai daug matau. Jeigu gerai suprantu, tai čia rinkti sakams taip. Čia, ten toliau, ten. Ten taip pat, čia taip pat ir ten taip pat. Ir čia labai daug išskaptuotų pušų žievių. Jau girdžiu kriokliukus. Čia koks gražus miškas eina savo. Ir man rodos bus gražus kriokliukų vaizdas. Girdisi, kaip upelis šniokščia. Vilsos kriokliukai. Turim kelis pasirinkimus, kur veda takas. Vienas takas veda kažkur ten, kitas takas veda čia. Kuria pusė eiti? Ai, gal šitą? O, čia irgi pušis išskaptuota visa. Niekada anksčiau čia nesu buvęs. Tai fainai, kažkokia nauja vietelė. Čia yra didysis Vilsos krioklys. Prašau, didysis Vilsos krioklys. Jo. Nu, paeinam dar biškelį toliau. Šiek tiek didesnį priėjau, bet iki jo nusileisti biškį čia pavojinga su mano batais. Nu, bet bandom. Kaip nors iš lėto. Su šitais batais tai aš galiu ir nučiuožti į tą upę, man rodos.
raminančiai labai veikia tas upelio tekėjimas. Labai patinka iš tikrųjų šitas takas. Labai gražus miškas, labai gražus takas. Skardžiai į upelio pusę. Nice vietelė. Žmogaus nepaliesta gamta. Gamtos kampelis. Bet batus aš šitos prakeiksiu tuoj. Kaip čia aš nusileisiu? Neįsivaizduoju. Su šitais batais čia yra savižudybė. Pavargau jau, ne taip. Kosmosas. Neįmanoma, neįmanoma. Jau netoli turėtų būti ir neris, kažkur prieisime nerį. Pasižiūrėsim, gal jau plukdo ledus. Kelias su kliūtimis. Reikia ir peršokti kokį nuvirtusį medį ir pralysti pro jį. Jau berods matau nerį. Jau net spėjau sušilt. Jo, jau matau berods nerį. Tai va taip ir einu. Gerai, kad baigėsi žiema. Bus galima jau kitus batus dėtis. Matau nerį. O ledo plukdomo, ne? Žiauriai graži gamčikė čia, eina savo. Bet pasimėgavom ir varom į kitą vietelę. Dar kartą pasižiūrim į kriokliukus ir lekiam tada tikrai. O šitą vietą tai labai patiko tikrai. Pasaka gamčikė.
Važiuoju, žiūriu kažkoks įdomus objektas. O čia žiūriu kažkokia angelų kalva. Varom pasižiūrėsim. Važiavau visai kitą vietą, ta prasme, į Varnikių pažintinį taką variau. Bet tai kaip šilta, aš jau net striukę nusiėmiau. Plius 10 rodo dabar tas. Eisim, pasižiūrėsim, čia įdomi vietelė. Nice vietelė. Mačiau, yra šviesių minčių angelas, dėkingumo angelas. Šitas labai geras pratimas. Ligsvarą laikyti yra labai sveikas stuburui. Tai, nori tvirtinti stuburo raumenis, reikia laikyti ligsvarą. Wow. Bet tai sakau, važiuoju ir nuo gatvės matau, nuo kelio. Tokia įdomi vietelė. Angelų skulptūros. Sakau, reikia stabtelti, išlipt, pasižiūrėt. Nice vietelė visai. Konkurentas Kryžių kalnui lankytina vieta. Angelų skulptūros. Esame dabar Trakuose. Trakuose veiksmas vyksta. Žmonės vaikštinėja, mašinos važinėja. Pagrindai iš Lenkijos visi atvažiavę. Aš jau iš tikrųjų praalkau, reikia ieškoti kokio kebabo čia Trakuose. Gal žinot, kur skanus kebabai Trakuose? Nesveikai karšta eina savo, nuvariau į Pepko, nusipirkau juodą maikę už 3 eurus. Dėsiu trumpom rankojom marškinėlius. Ai, deduos. O. Kitas reikalas iš karto. Kokybė, aišku, tai tos maikės ne kažką, bet dzin, gerai. Atvarėm į
Kebab Drive Trakai, 4,4 įvertinimas. Eisim paragausim kebabieną. Pasiėmėm vištienos kebabėlį. Lekiam tiesiai į pažintinį taką ir ten ragausiu. Dar iki pagrindinio parkingo 100 metrų, o mašinų atvažiavom. Ragaujam tą kebabą greičiau, kol dar šiltas, valgyt noriu. Kebabin Trakai, kažkas tokio. Nu, toksai nepasakyčiau, kad labai didelis. Jau iš karto nuėmiau balus, padažo belenkiek. Nekenčiu tokių kebabų. Kai kandė ir visas tykšta, varvo. Mėsos mažai iš karto matau. Nieko gero. Mėsos tai beveik nejaučiu. Padažą jaučiu pagrindė. Ir kopūstus. Su tokiais kebabais tai pagrindė jaučiu padažą valgydamas ir kopūstus. Mėsos tai visai nejaučiu. Nerekomenduoju šitos vietos. Jaučiu, kai visą kebabo apačia šlaputėlė nuo padažo. Ne kebabas. Tai štai taip prasideda varnikų takas. Su tokia varnos skulptūra ir tokia dauba. Kaip rašo, suformuota ledyno. Man dingo nuotaika po to kebabo. Dar tokio blogo kebabo nesu valgęs. Ta prasme, vien padažas. Mėsos gal 3 gabaliukai dėl kvapo. Kopūstai ir padažas. O padažo ant kiek daug. Dabar viskas stovi. Įžengėme į varnikų pažintinį taką. Beje, esu čia buvęs prieš keletą metų, gal pavasario metu. Tai parsinešiau 2 erkes. Tai galima daryti išvadą, kad erkių čia apstu. Aišku, dabar tas erkės dar turbūt neatgyjusios, nes naktimis vis tiek minusinė temperatūra. Erkės atgyja maždaug 5 laipsniai plius, kai būna 5 laipsniai būna dirvožemis. Atšilęs dirvožemis, tada erkės atgyja. Dabar viskas sušalę, apsnigta. Tai dar turėtų būti pakankamai saugu čia vaikštinėti. Bet pavasario išaušus pilnumoj, kai jos bus ypatingai alkanos, tai be repelentų čia nepatartume. Mažos pušelės. Čia, jei gerai suprantu, tai čia yra pelkės. Ir visi taip eina kaip karvės ant ledo, kaip aš.
smagiai pasivaikščiojom Varnikų taku. Šiek tiek padėjo užmiršti tą neskanų kebabą. Jau 5 vakaro, tai jau 6 valandas eksplorinu. Važiuojam kažkur, arba į Kauną, arba į Trakus.